Labas dar kartą. Ir šiandien žaisime naują, gan gerą mapą – Skyblock. Kaip matote, mes esame tiesiai prieš begalinį kritimą ant nedidelio žemės bloko. Čia yra vienintelis mūsų medis. Mes pirmiausiai turime jį sudaužyti ir būtinai gauti medžiagų šakelių, kad galėtume užsiauginti jų daugiau. O jeigu ne, daugiau medienos nebeturėsime. Taigi, pradžioje mes daužome medį ir tikimės gauti būtinai šakelių. Jeigu negausime, vienas, pakanka vieną kol kas. Taigi dedame čia jį. Taip, vanduo ir lava. Tiksliau, ledo gabalas ir lava. Taigi, pirmą pasidedam šitą, taip. Aha. Paprasta. Taip. Turim pikeksą. Tada iškasam 4 gylio. Dabar turime cobblestone generatorių, kaip vadina visi. Taigi, labai reikia saugoti kibirą, nes jeigu jį prarastume, nebegalėtume panaudoti daugiau lavos. Taigi va. Čia mes uždėkime. Ups. Irgi reikia labai. Nu ką, užteks pradžiai. Taip. Šitas. Ir man atrodo, daugiau nereikės nieko. Pradžiai. Taigi šitą atsikratysime. Ir pradėsime statyti naują platformą. Ilgas darbas. Tai aš manau, kad pirmiausiai aš sustabdysiu ir pafilmuosiu toliau, kai baigsiu daužyti cobblestone'ą. Tai ate. Na kągi, aš grįžau, biškį surinkau cobblestone'ą. Dar nusikirtau dar vieną medį, kurį ką tik, bet dar nepasodinau. Pasigaminau torčų. Ir toliau dabar bandysiu statyti žeminį tokį kaip ir, nemoku pasakyti, dabar tokį kaip platformą. Taigi. Atleiskit. Nu, aš jau turiu eiti, bet tik toks trumpas video šį kartą. Nu tai ką, ate.